Kviečiame susipažinti su Jurgita, kuri yra ne tik nuostabių 3 berniukų mama, bet ir dienomis dirba su ekologiška sula, o vakarai savo dėmesį dalina alpakoms. Tad dėmesį ekranus. Jurgita, esate 3 vaikų mama, auginate alpakas ir dar dirbate marketingo vadovė. Negaliu nepaklausti, kaip viską suspėjat? Aš kaip linkusi sakyti, kuo daugiau darai, tuo daugiau ir pasidaro. Kitas dalykas, kai darai mėgstamą darbą ir namie veiklą, tai kartais atrodo, kad darbai savaime tirpsta rankose arba atrandi ir tos energijos, ir noro, ir užsivedimų ir panašiai. Tai ir gauna. Taip, negaliu sakyti, kad viską suspėju, tai kažkas tai truputėlį nukenčia, bet bendroji sumoji, planuojantis, dėliojantis, susidėliojant prioritetus. Tai ir, aišku, ir man kartais tikrai būna, kad dienų, kad nespėjai tų alpakų sužiūrėti, aptvarkyti, tai prašau vyresnio sūnaus, jisai tuomet nubėga, patvarko, kaip jam ten išeina tam vaikui, bet vis tiek išeina ir padeda. Kaip suprantu, alpakos reikalauja išties didelio dėmesio ir priežiūros, o kaip pati mintis kilo auginti alpaką? Na, alpakų auginimo mintis negaliu nusiskinti laurų savo, tai sugalvojo vyras, kad jam reikia grožio kiemui, terapijos ir kad nereikia šienauti žolės. Bet galų gale gavosi taip, kad kieme jos ir kaip ir ne visą laiką būna, jos būna šalia, nes į kiemą įleidusios šeimininkauja daugiau negu reikia. Ir po to laikui bėgant gavosi ta veikla, kad su alpakomis džiaugiausi pati savo, keliom alpakom, po to jų padaugėjo. Galvoju, kad ir reikia pasidalinti, plus, sakau, panos jau turi save išlaikyti, nes jau tikrai kiekvieną mėnesį investicijos ne tik tais į alpakų įsigijimą, jų tenais apgyvendinimą ir panašiai, bet dar jų išlaikymą. Tai tas ir paskatino tą tokią veiklą vykdyti kartu su alpakomis ir tų alpakų kiekvienais metais vis padaugėdavo, nes vis tiek atsivesdavo jauniklių ir šiai dienai yra kaip yra, jau kaip aš sakau, taip jau veikla vykdoma ir dirbama kartu su alpakomis. Nu, negaliu sakyti, kad dirbu, tiesiog tai yra papildomas kaip ir hobis, kaip kartu ir užklasinė veikla. Taip, tai jinai reikalauja laiko, net tu negali sakyti, kad dirbsiu 2 kartus per savaitę. Tu dirbi kiekvieną mielą dieną, ryte, vakare ir, kaip sakant, su jom turi ar neturi laiko, su jomis reikia pabendrauti, pabūti, apžiūrėti, sutvarkyti ir pamaitinti. Šiandien mūsų pokalbis vyksta jūsų kitoje darbo vietoje, kur esate marketingo vadovė. Papasakokit plačiau, kokia jūsų kasdienybė yra šiame darbe ir plačiau apie šį darbą. Kasdienybė tai kiekvieną dieną atvyksti į darbą ir nėra monotonijos, visą laiką yra dinamika. Darbas susijęs ir su kūryba, ir su įgyvendinimu. Ir netgi dabar kaip sulos, pavyzdžiui, surinkimo sezonas irgi tas įtraukia, tu negali būti nuošaly. Nedirbu viena, dirbam komandai, kaip ir minėjau, tai visą laiką darome kažką tai kartu. Aišku, tai prisimti atsakomybės dėl tam tikrų marketinginių veiksmų, kaip tas prekės ženklas, ta mūsų sula turėtų pasiekti kiekvieną vartotoją, kokius strateginius veiksmus priimti, kad ta sula pasiektų tą vartotoją ir jam paaiškinti, kad tai yra natūralus, ne tik tais gėrimas, bet, pavyzdžiui, gėrimas, kuris teikia, pavyzdžiui, emociją, kuria emociją. Ir taip ir dirbam, sakau, 10 metų kiekvieną kartą, tai viskas, aišku, keičiasi truputėlį laikai, keičiasi ir vartotojai prasiplečia arba susiaurėja, mes asortimentą plečiam, norėdami pasiekti kuo didesnį savo klientų ratą, tai tuo klausimu kiekvieną dieną išdirbam. Ir čia dabar yra jūsų gamybos sula. Prisipažinsiu, kad pirmą kartą gersiu sulą tokios spalvos. Čia yra jau su skoniais, ne? Šita sula yra pagardinta spanguolių sultimis, imbierų, medumi ir propolis. Tai bitučių suneštas auksas vadinamas. Labai skanu ir net nepagalvočiau, kad geriu sulą. Jurgita, tai čia yra sulos proceso, gamybos paskutinis darbas, ar kaip įvardinti? Paskutinis darbas iki sandėliavimo, bet ne iki to, kada geriame ją kaip sakant, iš rankos. Tai jie apkeliauja ilgą kelią ir galų gale susieina iki šitas vietas ir ką darome? Tai reiškia, tai yra visiškai sterilus maišas, kuris įsistato į specialų įrenginį, kuris pats atidaro šitą kamštį, pripildo
visą šitą maišą sula ir automatiškai uždaro be sąlyčio su oru. Tai šita mašina yra tuom ir unikali ir susidaro galimybę mums laikyti sulą visus metus. Tai vad realiai tokios talpos, tas maišas vadinasi, tai yra sandėliavimo priemonės sulai. Tai iš tikrųjų mes turėjom galimybę apžiūrėti visą sulos gamybos procesą, tai dabar galime keliauti į mišką. Taip, keliaujame į mišką, pasižiūrėsime, kaip sula surinkama miške. Keliaujam. Iš tikrųjų nesunku pastebėti, kad esame sulos surinkimo miške, nes prie daugelio medžių yra sulos surinkimo talpos. Taip. Ar tai yra vienintelis jūsų miškas? Tai vienintelis, šiais metais yra vienintelis miškas, kuriame mes patys surinkinėjame sulą. Taip pat mes dar sulą superkame iš Lietuvos ūkininkų, kurie sertifikuojasi savo miškus ir jie surinkinėja ir mes iš jų supirkinėjame sulą. O per kiek laiko toks kiekis sulos prilaša? Tai irgi labai priklauso nuo temperatūros, nuo medžio, nuo netgi kurioje vietoje medis auga. Tai gali kartais prilaša ir per 5 valandas, kartais gali prilašyti per porą valandų tiek. Priklausomai nuo, sakau, ir kuo aukštesnė temperatūra, to sula pradeda lėčiau bėgti, arba jeigu jau temperatūra staigiai krenta, vėl sula sustoja bėgti, jinai laša labai lengvai. Bet dabar tokia oro temperatūra, kuri naktimis būna apie 4-6, tai tarkime, tai sulai pats yra tinkamiausias bėgimo metas. Tai aš manau, kad mes galim paragauti, ką tik iš medžio išbėgusios sulos. Kokia jinai yra skaidri, bet šiek tiek ir tirštoka. Nu, tai nėra grinai vanduo, vis tiek jisai filtruotas, jisai turi, kaip sakant, kuom ta sula yra naudinga. Tai tikriausiai, nežinau, gal ne visiems tai yra paslaptis, kad jinai kupina vitaminų, mineralų. Jinai labai yra maistinga. Tai reiškia, kalcio yra labai didelis kiekis. Magnio, mangano, cinko, geležies. Tai visas tas kompleksas, tokia kaip grinai, būtų vitaminų bomba. Netgi daug tų mokslinių tyrimų yra, ragaukite. Gerai. Mokslinių tyrimų yra atlikta, kad kaip pati beržų sula yra netgi sveikatinimui, nes yra valo organizmą, antioksidantus ir panašiai. Tai yra dovana, kurią dovanoja mums gamta. Labai skanu. Bet jinai, šių metų derliaus sula, jinai yra saldi, man atrodo. Šiaip, jeigu taip lyginant apskritai, jeigu lyginant ir beržų ir klevų sulą, tai klevų sula ženkliai yra saldesnė negu beržų, o beržų sula turi tų natūralių cukrų, bet jie tai tikrai yra pakankamai maži, kad tiktų, kaip sakant, žmogaus organizmui ir sveikatinimui. O jums esant įmonės marketingo vadovui, ką jums pačiai reiškia šis produktas? Aš su sula jau dirbu 10 metų. Tai tiek, kiek įmonė dirbu, tiek ir su sula. Ir tai, ką aš norėčiau pasakyti, kad pirmiausia, aš tikiu savo tuo produktu, aš tikiu sula ir man labai yra svarbu, kad tai yra natūralus dalykas, kurį aš galiu pasiūlyti savo šeimai, ypač savo vaikams, kurie, žinot, šiais laikais vaikai linkia į visokius tokius gėrimus, kurie nėra labai jau tokie tinkami. Tai jie tuo ir gyvena. Aš netgi turiu kartais riboti sulos gėrimą, nes, sakau, mama tiek negali pripirkti jums tos sulos ir parvežti, nes jiems sula yra viskas. Tai man tas ir yra, kad tai yra sveikas gėrimas, tai yra kupinas vitaminų, mineralų. Tai ką gali, kaip sakant, užtikrintai pats gerti ir pasiūlyti kitam.